2 minutėm EPP frakcijos vardu Laima Liucija Andrikienė, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiama komisijos narė. Šiandien Europos parlamente kalbėti apie žmogaus teises pasaulyje ir nepaminėti Hudže yra neįmanoma. Mes visi prieš kelias valandas dalyvavome jaudinančioje ceremonijoje, kurioje pats Hudže dalyvauti negalėjo. Tačiau apie jo darbą ir pastangas ginant AIDS sergančių žmonių teises ir kovojant dėl aplinkosaugos Kinijoje, šiandien žmonės išgirs visame pasaulyje. Prieš kelias savaitės buvau Kinijoje ir įsitikinau, koks teisus yra Hudže kovodamas dėl aplinkos saugumo. Dėl milžiniško užterštumo nematyti saulės danguje yra baisu. Šiandien negalime nekalbėti ir apie buvusius Sacharovo premijos laureatus San Suu Kyi iš Birmos, Osvaldo Paya ir Damas de Blanco. Jų visų šiandien pasigendame čia, Europos parlamente. Ir dar kartą turime kalbėti apie nepatenkinamą žmogaus teisių padėtį Birmoje ir Kuboje. Prieš savaitę minėjome Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 60-metį, tačiau ir šiandien turime pripažinti, kad žmogaus teisės daugelyje šalių ne tik negerbiamos, bet ir grubiai pažeidžiamos. Svarstome 2008 metų metinį pranešimą dėl žmogaus teisių padėties teisių pasaulyje. Žmogaus teisių problemos jame atspindėtos tikrai išsamei. Verta pasveikinti ES tarybą ir komisiją parengus puikų dokumentą. Norėčiau akcentuoti kelis dalykus. Pirma, tai, ką minėjo ponia komisarė, Jungtinių tautų žmogaus teisių taryba ir ES vaidmenį joje. Apskritai Jungtinių tautų vaidmenį ginant žmogaus teises pasaulyje. Antra, ES politikos gairės dėl mirties bausmės, jų įgyvendinimą. Ir trečia, žmogaus teisių dialogus ir konsultacijas. Gerbiami kolegos, man atrodo ypatingai svarbu pasiekti, kad Jungtinių tautų žmogaus teisių taryba pilnai ir pagal paskirtį panaudotų jai Jungtinių tautų suteiktą mandatą, ginant žmogaus teises, ir užtikrintų maksimalų institucijos skaidrumą ir pilietinės visuomenės dalyvavimą jos darbe. O šiaip norėčiau mums visiems palinkėti, kad visos ES institucijos veiktų išvien ir sutartinai ginant žmogaus teises pasaulyje. Ačiū.